Nu va! Tratatam, param, papam, čiam. Dabar pasakėlė. Vėl. Žinote apie stebuklingą lazdelę? Labai rimta čia pasakėlė. Gyveno kartą pamotė. Taip. Pikta pripikta tokia pamotė. Ir turėjo dukrą. Ir podukrą. Nes, nugi pamotė, tai ir tai podukrai pamotė. Ir turėjo podukrą. Tai va, skriaudė labai. Skriaudė mažutę. Ta podukra jį taip visai mušė. Stumdė ją. Labai nemylėjo. O tą dukrą savo, tai labai mylėjo. Pirko jai visokius rūbus. Tai aišku, ne iš padevalkių. Iš firminių. Taip, labai gerų firmų. Ir ta dukra, tos pamotės, tos podukros irgi labai nemylėjo. Nu, žodžiu, nėra meilės, vienas liūdesys. Labai. Labai liūdna buvo ta našlaitėlė. Labai, labai. Bet atėjo liūdesiukui pabaiga. Čakšt. Pasirodė fėja. Tai pas tą mergaičiukę. Tokia atskrydo visą gražolę. Ir sako, mergaičiukė, tau jau 18, o tu tokia liūdna. Nu, žinai, labai liūdna. Ir sako, žinai ką, aš tau padėsiu. Imk stebuklingą lazdelę. Ir tada ta mergaičiukė paėmė tą lazdelę. Jokio ten stebuklo. Nu, nėra. Tada jinai nuėjo miegoti, o kai atsibudo, va tau ir stebuklas. Linksma visai, tokia jau išvalėjusi, raudoni žandukai, dainuoja, linksminasi. Nu, žodžiu, nepažinsi. Nu, ką tu? Taigi viskas, sakė, žyba pas ją. Laimės valandėlės prasidėjo. Taigi bernai pradėjo žiūrėti, taip, jos pusė. Nu, ką tu, kas čia, galvo, kas čia tai žavi mergiotė? Taip, į pamotę. Pamotė su ta dukra savo irgi taip žiūri, tenai tos visus pasikeitimai, jos irgi jau biški nervina, žinai. Panervina, žiūri, įdomu. Kaip čia dabar? Stebuklas. Tai va. O ta našlaitėlė, kiek žino, tokia, nu, sirdečnė, nu, kaip širdinga. Labai. Papasakojo viską apie tą stebuklingą lazdelę, apie tą fėją, kaip čia viskas, kaip kada. Ir pamotė tada paėmė tą griežtai tą lazdelę, stebuklingą. Ir, nu, kaip sakyt, gal taip per piktuvą pasiskolino. Pabandymui. Nu ir ką jūs manot? Taigi, stebuklas vėl. Atsikėlė pamotė. Ir visa, ką tu pusryčius gamina, laiminga, pasidainuodama gražias dainelės. Nu, tokia tapo šilkinė, tai kaip kašmyras nors ant votės dėt. Ei, nu, caca, caca. Taigi tada tą dukrą jos pasiėmė tą lazdelę. Nu, ten irgi pabandymui. Tai pabandė. Ką, tu vėl stebukliukai? Ir te atsikėlė. Nu, visą laimingą, sukasi ratalių, ten rumba čia. Ir tada net tai podukrai net džinsus paskolino. Taip, kas neįtikėtina. Net naujus. Kitą vakarą. Tai žinokit, nu, toks siautulys ten, nu, vulkanas muštynių įvyko. Taigi pamotė su dukra susiginčio, kas pasims dabar tą stebuklingą lazdelę tiems visiems pabandymams nakčiai, nu. Tai kau jos mušėsi, lazdelės ramiai saugulį, tai podukra čakštą lazdelę ir pabėgo. Bėgo. Ir prabėgo porą kvartaliukų, ir tai šast jai prieš nosį. Karieta. Gražiausia visa išsiuvinėta, labai gražiai. Jo. A iš tos karietos tik tai langelis nusileidžia. Ir ten princas tik tai mirk. Jis sako, nu, kur bėgi gražuolė? Nu tai našlaitėlė ten papasakojo tam princui, nu, keliais sakiniais, ten apie tą fėją, apie viską, apie tos stebuklus, apie naktinius pabandymus. Žinot, tai princas jis sako, parodyk man tą lazdelę. Jinai parodė. Ir princas tik tai šest irgi pasiėmė pabandymui. Nu, ką jūs galvojat? Taip. Ir princas ryte atsibudo laimingas, toks atsigavęs visas, toks tikrai, nu, tik truputį, nu, taip susigėdęs. Tai va, o našlaitėlė tai atidarė tų stebuklingų lazdelių tokią parduotuvę, kur ten kiekviena moteris gali užeiti
nusipirkti tą lazdelę ir pasijusti, princesę. Kartais, žinokit, ir ne princesė. Kartais ir ką tu, karalienė. Taip. Taigi aš žinau, kai buvau toj parduotuvėj, taigi pirkau ten. Visą pensiją išleidau ant tų lazdų. Tai prisipirkau tą lazdelę, ką tu veikti savo. Taip, žinau. Kaip, dar reiks eiti tą parduotuvę, vieną užstrigo man. Čia jau nepasakosiu aš. Jeigu neturit pinigų, tai žinokit, naudokit žvakės.